Iš tikrųjų, pavadinimas ir vizija buvo labai graži. Jaunimo kranto idėja 2004 metų ir jos įgyvendinimas iš tikrųjų kažkurioje dalyje užstrigo. Jaunimo krantas vis tik tai kurtas siekiant pritraukti ES lėšas ir jų pagrindų įgyvendinti galbūt visą mūsų mokslinio edukacinį centrą ir taip toliau. Deja, šita projekto dalis nepavyko. Atėjo įsijungė vienas naujas dalininkas, kuris truputį tikslino kartu su tarybos pagalba ir vizija, kuriame akcentas buvo konferencinis turizmas. Ir šitie dalykai buvo pakankamai įdomus ir kadangi svarbus, nes nei viešbučio, nei tokių dalykų pas mus nėra Elektrėnuose. Deja, paskui, sakyčiau, vis tik tai pradėjus nagrinėti toliau ir mums keliant klausimus dėl veiklos sutarties aiškios, kuriuose būtų numatyta, kas kaip įgyvendinama, turėjome tik tam tikras tezes ir paskutinėme pasitarime ir pasitarimo buvo tikrai daug, sakyčiau, ir vis tai nepavyko suderinti galutinių pozicijų ir galbūt pačios, sakyčiau, sutarties veiklos, apie ką kalbėjome mes daug kartų pasitarimuose, darbiniuose, kalbėjome tiek su dalininkų atstovais, tiek su valdybos nariais, su jaunimo kranto direktorė daugybę kartų ir sakyti, kad nesikalbėta, nežinota, nesakyta tikrai yra, negalima sakyti. O veiklos sutarties sudarimas, kuriame būtų viskas aišku sudaryta, kaip kas ir ką atlieka, būtų mano pagrindas tikrai tolimesnei veiklai. Savivaldybės buvo centra, kad veikla vyktų, sutartis būtų sudaryta ir šitoje teritorijoje būtų veikla vystoma.